Krepšinio legenda Jonas Mačiulis, be jokių filtrų. Jeigu galėčiau, jaunystės eleksyro išgėręs, grįžčiau tikrai žaisti. Adrenalinas ir tas spaudimas yra kaip narkotikas. Atvirai apie darbą Panevėžio Lietkabelyje ir gyvenimą tarp kelių miestų. Visi, aišku, rėmėjai, kurie duoda mums mašinas, mane keikia. Porą mėnesių ir mašina jau 7000 nuvažiavus. Apie gyvenimo pamokas ir tikrus draugus. Buvau pasikėlęs, bet ne dėl to, kad per gerai apie save galvojau, bet nebenorėjau su kai kuriom kompanijom būti tapatinamas. Esi daug kartų gyvenime pajutęs, kad tavim žmonės naudojasi? Dabar jau nesu toks galbūt įžymus, bet bando pasinaudoti ir dabar. Ir be pagražinimų apie bandymus suderinti karjerą ir tėvystę. Buvo Atėnuose, kur vyriausia dukra sakė, nenoriu, kad šitas dėdė mane migdytų. Dėdė nenori šeimoje būti. Bei 15 metų trunkančią santuoką. Šeimai būtų kančia, jeigu aš sėdėčiau namie. Va dėl to ta santuoka taip ilgai ir trunka, kad namėtojas nebūna. Tai taip. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Sveiki, su jumis laida Jokių filtrų ir aš, Saugirdas Vaitulionis. O šiandien pas mane svečiuose vienas sėkmingiausių ir geriausių visų laikų šalies krepšininkų Jonas Mačiulis. Atviras pokalbis apie gyvenimą tarp kelių Lietuvos miestų, sėkmingą karjerą, pinigus, na ir žinoma, krepšinį. Jonas Mačiulis vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų, karjerą kūręs ne tik Lietuvos, bet ir garsiausiuose Europos klubuose. Daugybę metų aikštelėje Jonui suteikė patirtį, kurį šiandien praverčia jau kitame amplua. Prieš keliarius metus baigęs krepšininko karjerą, jis atsidūrė kitoje aikštelės pusėje ir štai jau daugiau nei metus vadovauja Panevėžio krepšinio klubui Lietkabelis bei gyvenimą kuria tarp kelių Lietuvos miestų. Jonai, tai aš žinok, prieš laidą kažkaip bandžiau sugalvoti, tai kur tu dabar gyveni? Dirbi Lietkabelio Panevėžio, mano puikaus miesto direktorium klubo krepšinio, šeima Kaune, kalbamės Vilniuje, tai kaip tu čia toje Lietuvoje dar gyveni? Tai iš tikrųjų gyvenu visur ir niekur, tai daug keliaujam. Važinėjau tarp Kauno Panevėžio, bet būnu tikrai labai daug ir Panevėžy. Reikia užsukti dažnai ir į Vilnių dėl to pačio Lietkabelio reikalų, plus dar yra visą laiką ką paveikti ir Klaipėdai, tai taip ir... Dar pamiršau dar šitą miestą. Dar taip ir gyvenam Lietuvoje, plus į tarpą dar kažkur ir kelionės visokios, tai su klubu darbinės, tai pramoginės kažkokios kelionės dar atsiranda, tai vis taip jau tikrai tempas yra neblogas, bet spėjam visur pakolkas. O nepavargsi nuo to amžino gyvenimo mašinoje, nesinori, kad gal jau kažkaip normaliai gyvent Kaune, pavyzdžiui, su šeima tvarkingai nesibastyti? Ta prasme, kad gyventi kažkur daug, sėsliau. Kad tos ramybės nesinori tau? Jo, nesinori, bet į Panevėžį, sakykime, šeimos tai tikrai neperkraustysi. O tos, kaip pasakyti, tas kelionių, man kelionės patinka, man mašiną vairuoti labai patinka. Ir visi, aišku, rėmėjai, kurie duoda mums mašinas, tai mūsų Auresos Toyotos rėmėjai, tai mane keikia, nes... Kodėl? Tai porą mėnesių ir mašina jau 7000 nuvažiavus. tai visur važinėjai, lakstai, tai jie, kaip pasakyti, nekeikia, bet sako, gal mažiau biškiuką pavažinėk. Bet jo, važinėjai tikrai daug, bet man vairuoti iš tikrųjų patinka, aš galiu vairuoti, man patinka, tada apgalvoji, paskambini, kam reikia, viskas. Super iš tikrųjų. Gal tų kelionių ir norėtų šeima, kad būtų mažiau, bet toks jau darbas. O namie sėdėti, tai turbūt šeimai būtų kančia, jeigu aš sėdėčiau namie. Tai va dėl to ta santuoka taip ilgai ir trunka, kad namėtojas nebūna. Tai taip, čia ir yra. Tos laimingos santuokos paslaptis yra nebūt namie. Klausyk, Panevėžys, mano mylimas miestas, puiki komanda. Kaip pats prie Panevėžio įpratai? Iš tikrųjų, ką žinau, tai tam gal, sakykime, tam miesto gyvenime vis tiek daug nedalyvauju, gal aišku ten toks... Ar tu iš arenos tiesiog neišini ir tavo Panevėžys apsiriboja tik arena? Ne, arena yra, apsiriboja dar gal kokia nors kavinė,
kavinės kelios ir tada jau kokie nors savivaldybės organizuojami renginiai. Tai dažniausiai tiek yra, aišku, rėmėjai, bendravimas su rėmėjais, bet šiaip įdomus iš tikrųjų miestas yra, kartais pasijunti įdomiai. Ką turi minty? Visokių žmonių yra, kaip pasakyti, bet visur jų yra, tai pirmas buvo toksai irgi, kur kai užvažiavau pirmą kartą, užėjau į kavinę, irgi tokių žmonių įdomesnių sutikau, bet toksai bendravimo stilius gal dar truputėlį yra. Nu, tu turėtum būti superžvaigždė, Panevėžy, tai Panevėžys labai krepšinį mėgsta, tai aš manau, kad ten turėtų lipti ant tavęs. Ne, tai dėl to tai ne, bet toksai gal toks pats kitas toksai bendravimas, tos kalbėjimo tonas, toksai dar vis Tai yra tokių. Taip sakau, kai pirmą kartą atėjau į kavinę vieną, įėjo toksai žmogelis, sako, turi rūkyt? Ne, tu imk mano. Ir išėjo, apsisuko ir išėjo. Toksai, kas čia buvo dabar, prasme, kai pasijutau, kaip nežinau, kaip 90-aisiais. Bet aišku, čia vienintiniai atvejai, kur negali sakyti, bet iš tikrųjų gyvenimas miestas išgražėjęs, kai aš buvau iš tikrųjų Panevėžy buvęs labai seniai. Labai seniai, tai paskutinį kartą turbūt net normaliai, kad mieste buvau, turbūt 2011 buvau buvęs. Tai labai seniai. Tai labai seniai, tai iš tikrųjų miestas išgražėjęs, pasikeitęs, visa kita, bet sakau, yra niuansų tokių, bet visur, kaip sakyti, yra jų. Žiūrėk, tu dabar esi Lietkabelio direktorius. Kaip tau šitos pareigos, kaip tau apskritai nuo krepšininko vadovauti klubui, ar ne, būti direktoriumi? Žmonės vis dėlto turi tą tokį, nežinau kaip čia tokia klišė apie tos sportininkus, kad jie visi yra, kaip pasakyti, taip jau tikrai yra sunku įrodinėti vienas dalykas, bet... O įrodinėjai, kad... Alio? Ne, tai ta prasme, kaip ir specialiai neįrodinėjai ir nekalbė, įrodinėjai savo darbais. Ir, kaip pasakyti, matai tik tais vieną tokį dalyką, kad būti krepšinio organizacijos direktorium tai yra labai specifinis darbas. Nes jeigu tu būsi kažkokios šiaip įmonės direktorius, gamybos direktorius, tai tu maždaug žinai, ką reikia daryti kaip gamybos direktorium, taip toliau. Atėjęs iš kitos įmonės, sakykime, būti sporto organizacijos, nebūtinai krepšinio direktorium, sunku. Netgi jau kalbam čia, kur yra iš krepšinio atėjusių garsių vardų į futbolą, ten jau irgi sunku. Esmė yra, pačią esmę žinai, bet yra sunku, nes yra specifiniai dalykai, ko žaidėjam reikia, tie bendravimai, ką pasiūlyti rėmėjam, kokius dalykus ir taip toliau. Tai yra iš tikrųjų specifinis darbas, kur visi įsivaizduoja, kad yra pakankamai lengvas, bet aš, sakykime, iš savo pusės matau, kai ateina, sakykime, bendrauju su kokiu marketingo žmogum, kuris turi parduoti tas pozicijas krepšinio aikštelėje, už aikštelės ribų ir taip toliau. Jisai ką kalba, tai, kalba kaip atrodo kukurūzus pardavinėtų, bet tenais yra labai daug specifikos, ką tu parduodi, kaip parduodi, kiek bus matomumo, kaip ką ir taip toliau. Tikrai reikia suprasti ir žinoti, o aš toksai buvau visą laiką, toksai smalsus žmogus iš vienos pusės, kad visą laiką tikrai visose klubuose sutardavau neblogai su visais vadybininkais, su spaudos atstovais, su sporto direktoriais, irgi klausinėdavau, bendraudavau, kodėl taip, kodėl anaip, kodėl aš juos užknisdavau, aišku, visą laiką, bet tikrai daug informacijos ir, aišku, plius kaip žaidėjas. Aš žinau, ko žaidėjam iš tikrųjų reikia, ko jam nelabai reikia, kur jau čia būtų, kaip sakyti, ekstra kažkas tai, ar ten reikia, nežinau, ar ten reikia kokios limfodrenažinių kojinių labiau, ar game ready šaldančių kojinių. Tai šaldančios yra svarbiau negu tas, o jeigu ateitų vadybininką, tai turbūt paprasta tai įkalbėtų viską nupirkti, bet, aišku, čia tik tais kaip pavyzdys, tai tokių yra labai specifinių dalykų, kur paprastas žmogus atėjęs išmoktų gal, bet nejaustų to, kada ir ko reikia.
Žiūrėk, tu kadangi abiejose pusėse žaidės, ar ne, ir kaip žaidėjas, ir kaip direktorius, pačiam, kur įdomiau? Ar į aikštelę išbėgti, ar vat visą užkulisinį krepšinį valdyti? Tai šiaip, jeigu galėčiau, to jaunystės eleksyro išgėręs, grįžčiau tikrai žaist. Ten yra įdomiau, ten yra treniruočių procesas, ten yra kelionės, ten yra rungtynės, ten yra visų pirma, ten yra adrenalinas, visų pirma, ten yra spaudimas, ten prie ko pratęs ir be to sunku gyventi, nes adrenalinas ir tas spaudimas, ta atsakomybė yra kaip narkotikas, kai tu pripranti, yra sunku be jo gyventi iš tikrųjų. O žiūrėk, kadangi su ne vienu krepšininku esu bendravęs ir vat, tie, kas baigė savo krepšininko karjeras, nuėjo treniriauti ar į verslus pasuko, tai ne vienas man yra minėjęs, kad tas momentas, kai baigi karjerą, kad jis labai yra sudėtingas psichologiškai, kai tu supranti, kad tas etapas baigėsi. Tau pačiam, ar sunku buvo užversti tą knygą? Išgyvenai? Ne, tai sėdžiu čia. Tai išgyvenau tikrai, bet jo, iš tikrųjų buvo labai sunku. Bent jau, kaip pasakyti, kai rašiau tą postą į Instagramą, tai buvo visų pirma visiems daugam netikėta ir visi dar svarstė, kur žaisiu, kur ką pasiūlymus man siuntė ir taip toliau. Tai susigraudinta buvo rašant tą postą, bet iš karto prasidėjo skambučiai su kitais pasiūlymais, nes vis tiek ir žmonės ir žinojo ir suprato, koks aš esu, kad noriu likti prie krepšinio visų pirma, tada iš karto prasidėjo pasiūlymai ateiti treniruoti, taip toliau, žinojo žmonės, koks aš esu iš prigimties. Ir sakykime, tada man buvo sunkiausia gal dalis, buvau pavargęs nuo tų skautingo žiūrėjimų, žaidėjų, analizavimo, nuo tų visų dalykų. Tai pirmas mano buvo, sakykime, toks pasiūlymas, grįžau į Kėdainius, nes Kėdainiuose buvau prieš lygiai, kiek ten tų 16-17 metų pradėjęs pirmą savo profesionalų klubo karjerą, kaip sakykime, buvau Žalgirio dubleriuose ir po to buvau išsiųstas jau į LKL į Kėdainius. Tai 2004 metais. Tai kaip sakyti, irgi susiskambinom, pradėjau kaip asistentas, patarėjas, taip. Ir kadangi buvo labai, kaip sakyti, geras draugas vyr trenerių tuo metu tenai, Gediminas Petrauskas, ir atėjau, porą skautingų padarėm, pažiūrėjom, sakau, hebrytė, ne man. Aš dar tam nepasiruošęs, ne. Einam davai tada į treniravimą, bet į tą treniravimą tokį rytinį, individualios treniruotės, kur dar ir pats kaip aktyviai sportavau, dar ir stumdžiausi su žaidėjais, patarimus dalinau. Tas labiau patiko, bet po kiek laiko vėl sakau, lemba. Ir tada po metų atėjo tas pasiūlymas sporto direktoriaus pozicijoje ir tada jau, toksai, ten jau įdomu, ten reikia analizuoti žaidėjus, bet reikia biškiai kitaip analizuoti, žiūrėti, juos pasirašant, vertinti, kalbėti, bendrauti, ten truputėlį kitoks yra darbas. Ir dabar jau, kai tapau tuo, sakykime, Lietkabelio direktorium, tai ten dar toliau, ten jau yra marketingas, ten yra žaidėjų tas pasirašymas, ten yra, nežinau, visų rungtynių organizavimas, arenos tenais tas bendravimas, visi rėmėjai, savivaldybės, viskas yra bendravimas. Tai, tą sugebu neblogai. Žiūrėk, tu esi visų laikų vienas tikrai geriausių mūsų šalies krepšininkų. Dabar esi direktorius. Gali ramiai žiūrėti, kaip žaidžia tavo komanda, vis tiek matai menkiausias klaidas. Gali ramiai žiūrėti, ar rėki, kur tu meti, ką tu darai, kaip tu bėgi? Tai čia tas yra ir, kaip pasakyti... Nes tu nesi tik vadybininkas, tu esi profas krepšininkas, tu negali žiūrėti paprastai. Tai daugiausia tai yra kaip, kai sėdžiu rungtynės ir žiūriu, tai tas vienas dalykas yra, kad numatau, kas jau bus blogai už kelių žingsnių ir tie, kas sėdi šalia manęs, ko tu... Okay. Tada, nes, tas yra. O kas sunkiausia yra, kad
tu iš savęs gali realiai padaryti viską, kaip vadovas, aprūpinti žaidėjus nuo iki, visa atributika, visais medicinos įranga, viskuo gali aprūpinti, o jie nežaidžia, kas ir, sakykime, dabar gruodžio mėnesį turėjom tą tokį labai sunkų periodą kaip komanda, daug pralošimų ir nesupranti kas. Ir tas sunkiausia, kad tu nieko negali pakeisti. Kai žaidėjas buvai, tai žinai, kad nuo savęs padarysi viską, Taip. Žinai, ko tau reikia, žinai, kad turi išsimiegoti, žinai, kad turi pavalgyti, žinai tą. O dabartiniam iš tikrųjų žaidėjam labai trūksta to, labai trūksta mentorystės, labai trūksta supratimo, ką jie, nes yra labai daug visokių pagundų, visokių, nežinau, dėmesio blaškimų ir taip toliau. Ir tu apeliuoji į juos, bet tu nežinai, ką jie grįžę namuose daro, ką jie laisvalaikiu daro ir taip toliau. Ir paprastus dalykus tu jiem turi dėstyti, kad, nežinau, kad turi pailsėti, turi išsimiegoti prieš rungtynės, kad, jeigu turi vaikų, tai, yra antra pusė, kuri turėtų padėti tau pasiekti kažkokį rezultatą, prižiūrėti nakčiai vaikus, o ne tu turi keltis, nes tu dabar turi kontraktą, kitais metais neturėsi ir jeigu tu būsi neįsimiegojęs, nepadarysi rezultato, tavo visa šeima, ne dabar, bet po metų kenties, nes finansiškai. Tai tokius jie mato labai tą dėžės mąstymas šiandien ir viskas. Daugiau jie nemato, ką daryti, kaip tai. Tas yra sunku, bet aš kaip su jais diskutuoju, yra sunku dėl to, kad, sakykime, mūsų žaidėjai, kas liečia Lietkabelį, niekada neturėję tokių aukšto lygio komandos draugų. Tai nežaidė rinktinėse yra, nežaidė taip toliau, skyrus, sakykime, mūsų Maldūną, kuris irgi žaidė ten, nebuvo tos mentorystės, o mes, kai būdavo, dabar visi atvažiuoja į kelionę, visi įsiskirsto po kambarius į telefonus. Pas mumis to nebūdavo. Mes susirinkam į medicinos kabinetą, kažkas tai darosi masažus, kažkas sėdi, kažkas klausosi, mes ateinam ten, man 22 metai buvo, ateini ir klausai Jasikevičiaus, Songailos, nežinau, visų sėdi Šiškausko istorijų, kaip elgtis, ką daryti, kaip pasiruošti, ką sėdi ir klausai ir dėdiesi į galvą, dabar to nėra. O kas nutiko? Tu gali palyginti savo realiai legendinės kartos ar ne krepšininkus su dabartiniu jaunimėliu, jeigu galiu taip sakyti, ar ne? Tai jie yra pilni teisių. Bet ne pareigų. Bet ne pareigų. Ne, būtent. Tas yra didžiausias skirtumas, kur jie nesupranta, kad algą gauna už padarytą kažkokį darbą. Jiem alga turi ateiti. 15 dieną alga turi kristi ir viskas. Nesvarbu, pralošiai 10 rungtynių iš eilės, jiem turi kristi. Ir jiem nuo to širdies nei skauda, nei ką, jie susirinko daiktus po varžybų, išėjo, 16 dieną nėra algos, jau žiūrėk, agentai skambina. Kur pinigai? Kaip? Tai sakau, savaitgalis. Sakau, padarėm atlyginimą į Ameriką, įkris turbūt pirmadienį arba antradienį. Gerai, laukiam. Ta prasme, toks mąstymas visiškai. Jokių per daug ten, kaip sakyt, savigraužos ar dar kažkokio nėra. Tai čia yra pagrindinis dalykas, bet vėlgi yra, kaip pasakyti, didžiausia bausmė, aišku, yra pinigai, bet nenori bausti pinigais, aišku, yra baudos fizinės. Lupi? Ne, bėgimai, ten visokie atsispaudimai, tie dalykai. Taip. Bet dabar yra žaidėjų asociacija, kuri to neleidžia daryti. Eurolygoje, pavyzdžiui, tenais 24 valandas po rungtynių negali to ir to daryti, negali jie sportuoti, turi ilsėtis, negali ten to, daryti ir taip toliau. Tai atima visas galės iš trenerių, atima visas galės iš klubų, juos bet kokiu atveju už nepadarytą darbą nubausti. Visur, jeigu nėra rezultato, nėra bonuso, nėra to, taip, čia neturim to. Ir tada mes tai kažkaip tais laikais tokie būdavo, mums patiems būdavo, mes suprasdavom, aišku, dar fanai ateidavo, prigazdydavo, dar kažkas, ten visko būdavo. Bet šitas tas, honoras yra, kad... Jo, dabar... Dar pinigai ir viskas. Tai čia tas pagrindinis dalykas, bet sakau, turi būti kažkokia mentorystė, turi būti kažkas tai, kur
kur tikrai anksčiau patys žaidėjai eidavo, klausdavo ir taip toliau, dabar tos informacijos pilna, bet jie nemoka atsirinkti. Bet čia apskritai gal net ne žaidėjai, ne apie žaidėjus tik tais kalbam, bet apskritai jaunimas nemoka atsirinkti iš tos informacijos, kas yra naudinga ir ką jie tenais gali pasimti naudingo ir kur pritaikyti. Man žinai, kas visą laiką buvo labai įdomu ir tikrai visiems labai yra įdomu. Kodėl krepšininkai tiek daug uždirba? Nu, atsakyk man. Kodėl daug uždirba, ne? Tai gerai, visų pirma pradėkime nuo to, kad ne visi krepšininkai daug uždirba. Čia vat nuo to. Tas, sakykime, vėlgi, ir kas yra daug, kas yra mažai. Tai jeigu mes paimsime, čia neseniai skaičiavom tokią tenais NBA, yra 300 žaidėjų Europoje, Eurolyga, Čempionų lyga, Eurocupas, čia kur, sakykime, tie jau tokie didesni pinigai, jau, sakykime, tie didesni pinigai 100 000 į metus ir daugiau. Tai įvardinkim jau čia didesni pinigai. Tai realiai čia mes paėmėm praktiškai jau visą pasaulį apėmėm. Nu ir yra dar ten kai kurių ten Japonijos lyga dabar kylanti ir taip toliau, bet mes skaičiuojam per visą pasaulį yra kažkur kokie 2,5–3 tūkstančiai žaidėjų uždirbančių pinigus. Per visą pasaulį. Tiek jau daug. Tai va, tai skaičiuok. Iš tų 3000 žaidėjų kažkur tais, sakykime, kad sakykime, apie 100 000 pas mumis klube yra 2. Visam Eurocup'e yra iš tų kokių 200, tai 20 komandų, po 12 žaidėjų, 234 žaidėjai, ne, iš jų turbūt uždirba koks 50 virš 100 000. Tai jeigu paimsim dar tai iš tų 3000 žaidėjų, 500 uždirba didelius pinigus. Tai čia jau jeigu taip skaičiuosime, tai va. Tuo mes čia paneigsim mitą normaliai. Ja. Tai kad jie uždirba pakankamai, tai taip, o dėl ko uždirba, tai uždirba dėl to, kad visų pirma, kas yra sportininkas. Visais laikais sportininkai buvo gerbiami, nes buvo realiai visi priversti sportuoti. Ten mūsų praeitie, ten sporto meistrai visokie buvo ir taip toliau, taip toliau. Ką reiškia būti jau sporto meistru? Tai yra ta savikontrolė, turėjai daug sportuoti, turėjai daug visko, nežinau, kantrybė, psichologinis stiprumas, tas užsispyrimas, nesvarbu traumos, netraumos, už tuos dalykus tau ir moka. Nes visi, kaip sakyti, visi mano draugai irgi būdavo, kaip aš žaidžiau Madrido Realę, ne? Visi draugai, grįši kalėdom, davai susitinkam, ne? Sakau, hebra, klaunai turi dirbti, kol žmonės ilsisi. Tai aš būdavo 24 dieną ryte parskrendu iš Madrido, pabūnu, suvalgau kūčių vakarienę, taip toliau ir kokią 2–3 nakties pradedu kelionę atgal į Madridą. Tam, kad žaisti jau varžybas ir tie, kurie visi pakilę nuo tų kūčių stalo apsivalgę, ateitų pažiūrėti, kaip mes žaidžiam. Tai yra, visi po to sako, aš čia norėčiau padaryti, pabandyk tu taip. Visos šventės, visi gimtadieniai ir taip nuo 16 metų. Jokių išleistuvių, jokių šimtadienių, jokių nieko, nes tu eini saliai. Tai visi atrodo taip, sakau, gerai, tai tu eik prie staklių ir dirb dieną naktį. Pažiūrėsim, kada tau atsibos ir jau kada tavęs pinigai net nebemotyvuos. Tai ten netgi yra tyrimai padaryti, kiek pakelia algą, kiek tenais 2 mėnesius, 3 mėnesius tave motyvuoja. Taip. Ir viskas. Tai čia yra toks dalykas, o mumis turi motyvuoti visą laiką, plus tas spaudimas, plus tie dalykai, kurie ateina iš žmonių, kaip tu turi nešti tą, sakykime, klubo vėliavą, kaip turi elgtis, kaip daryti, ta prasme, tai yra labai, be proto yra didelis spaudimas. Ir su tuo spaudimu tu gyveni 24/7, 365, 366 dienas. Ir viskas, tai už tai tu tuos pinigus ir gauni. Ir jeigu tu esi kažkokia ten jau iš viso ikona, Ronaldo tenais, nežinau, LeBron James, Michael Jordan, viskas, tu ten esi, tu iš viso neši atsakomybę
už Nike brandą, tu neši už, nežinau, už ten Jordan brandą, už visos lygos galų gale NBA brandą, tu neši pinigus, tai už tą atsakomybę, už įvaizdį visą, už tą tau ir moka. Tai čia vat, ir tai, kai tu supranti tuos dalykus, tai tada ir laikaisi tam lygiai, jeigu nesupranti 1-2 metai, grįžti atgal, būni išmestas ir viskas, jeigu ne taip elgiesi, ne taip tavo elgesys, dar kažkas netoks, eini lauk. Tu esi, vat, ir Madridą paminėjai, tu esi žaidęs ir Madride, apskritai, vat, kaip palyginti vat, Lietuvos krepšinį ir kultūrą ir visą požiūrį į krepšinį vat, ir užsienyje, ar ne? Kuo labiausiai skiriasi? Bet tai čia, aišku, Lietuvoje ir Graikijoje krepšinis yra numeris 1. Graikijoje matom, kokie tenais jie aktyvūs, aršus, agresyvūs netgi kartais būna. Bet jie labai gerbė krepšininkus. Visi, ta prasme, nuvažiuoji, aš žaidžiau žaliuosius, Panathinaikose, nuvažiuoji į Olimpiakoso zoną, ten žuvies pavalgyti, taip toliau, tave visą laiką gerbs. Svarbu neprisikalbėti spaudoje yra. Jeigu jau prisikalbėsi, tai bus blogai. Tai visą laiką tyli, jokių skambių frazių, jokių nieko. Gerbi priešininką paprasčiausiai, bent jau viešoje erdvėje. Tos supriešinimas ir tie derbiai, aišku, yra tas pats gal skirtumas. Madride yra ten jau visai kitas dalykas, ten jau yra biznis. Aišku, tu turi laimėti, žaidi su Europos pačiais geriausiais, netgi pasaulio vienais geriausių žaidėjų ir tenais neši atsakomybę, tą vėliavą neši, atsakingas už tą brandą Madrido Realo logotipą, tikrai kiekvienam žingsnį nuo iki kartais netgi iki absurdiškų dalykų, kad nei tą mašiną negali sėsti, negali važiuoti. Netgi tokie nurodymai būdavo? Jo, ta prasme, jeigu tu atvažiuosi ne su ta mašina, ne su rėmėjų mašina, tau yra atskiras parkingas paruoštas. Ir nesvarbu su kokia. Kristijano atvažiuoja su Bugatti, važiuok ten. Ten yra, kaip sakyti, pagarba ženklui, pagarba rėmėjam, pagarba tenais yra biznis aukščiausiam lygiai, kur tu turi ir tai tave, kaip pasakyti, spaudžia, nes tu kiekvienam sakiny, kiekvienam žingsnį, kiekvienam kaip tu atrodai, kaip tu apsirengęs, kaip tu kažkur, tau yra spaudimas kiekvieną dieną. Tu negali to, toks, niekas tau kaip ir nesako to, kažkaip taip, bet tai ateini po to žinutė, bendra. Prašom, tenais nedaryti to ir to, bet tu pasižiūri. Kad tau skirta. Man skirta. Prašom neatvažiuoti su ne ta mašina. Gerai, man skirta. Čia man asmeniškai buvo vieną kartą aš jau atvažiavau ne su ta mašina ir ne dėl to, kad ten kažkas tai ar bloga mašina ar kažkas tai. Tu darai negarbę rėmėjam. Viskas, tu eini lauk. Tu negerbi klubo, taisyklių, taip toliau, ir ten yra labai griežtas dalykas. Ten negali nieko, ta prasme, nieko negali padaryti, be niekur, fotografuotis negali, dėti nuotraukų negali, ten yra išaiškinta tau nuo iki dalykai. Žiūrėk, vis tiek, didžiuliai pinigai, žaidėjai geriausiuose klubuose, žvaigždės aplinkui pačiam yra susisukus galva, žvaigždžių lyga turėjai? Gal ir turėjau, manau, čia tas irgi turėjau, neturėjau. Esi savo pasakęs, nuklausyk, Jonelė, apsiramink biškai. Ne, va to nesu pasakęs, tik tais kaip tik esu atsiribojęs nuo žmonių, kurie taip galvoja, kad čia man galbūt... Čia labai reiktų irgi eiti atgal. Sakykime, buvau Žalgiryje, buvau vienas lyderių, ne, čia Lietuvoje visi čia jau nešioja ant rankų ir taip toliau. Ir buvau pasikėlęs, bet ne dėl to, kad per gerai apie save galvojau, bet nebenorėjau su kai kuriom kompanijom būti tapatinamas ir su kai kuriais žmonėm galbūt tapatinamas būti, nes vis tiek augau Kaune, buvo draugų nuo iki ir taip toliau. Ir paprasčiausiai jau ne, ir tada 20 metais gavau traumą. Ir tada labai man buvo tas wake-up callas, buvo, kur dingo beveik visi. Dingo visi žmonės, liko mano ten tie artimiausi draugai
šeima ir draugai liko tenais. Apie 10 draugų, kurie paskambino, kurie aplankė ligoniniai, kai gulėjau. Bet tai pasijuto? Labai. Ir tada vėl grįžau po metų, grįžau į rinktinę, vėl prasidėjo gal bilietuką, draugelį tas anas, trečias, ketvirtas. Ačiū. Ir tada jau visi pradėjo sakyti, koks jisai pasikėlęs, koks jisai taip toliau. A kur jūs žmonės buvot, kai man buvo sunku? O esi daug kartų gyvenime pajutęs, kad tavim žmonės naudojasi arba nori pasinaudoti, nes šalia sėkmingų ir turtingų žmonių visi nori šalia būti. Jo, tai naudojasi netgi, dabar jau nesu toks galbūt įžymus, bet bando pasinaudoti ir dabar, bet labai tuos žmonės labai lengva tau yra atskirti. Labai lengva pamatyti juos ir tada tu sėdi toj situacijai ir galvoji, jie manim nori pasinaudoti gerai, man bus naudos iš jų ar ne. Ir tada tą žaidį dvigubą žaidimą, žinai, tokį, pažaiskim, žinai. Tai yra tokių, yra tikrai, ir ten grįžtant prieš temas porą klausimų atgal buvo irgi toksai pyktis su tuometiniu Elektromarktu, ne? Jie sugalvojo nusifotografuoti mumis rinktinėje ir įdėti per kalėdinės reklamas mane su Domantu Saboniu. Ir jie tenais, sakau, mes tai pinigai, kaip kas, tai jūs čia, tada sako, jūs čia kas, jūs žvaigždės vaidinate, ne, jūs čia tokie, tada ateina skambutis iš Madrido Realo, žiūrėkit, jūs naudojat mūsų žaidėjo veidą, žinot, kiek kainuoja tas atvaizdas? Sekančią dieną reklamos, dingsta visur. Nes tada, kaip jie saugodavo savo įvaizdį, kaip jie saugodavo viską, jie viską žinodavo, taip toliau, iš visur reikalavdavo, jeigu turės meninę sutartį, 50% klubų eina, nes jie supranta, kad be to klubo tu nebūtum tokia žvaigždė, tada tau lieka. Ir ten, žodžiu, yra labai daug tokių su tom žvaigždėm darbų ir taip toliau. Ir šitoj vietoje, ir su rėmėjais, ir visais Lietuvoje tas, sunku labai irgi dirbti, nes jie įsivaizduoja, kad jie nori. Ir pastovi, aš nesu tas Instagramo reklamos veidas ar dar kažką, jie pakankamai daug pasiūlymų gaunu, jie nori, bet nenori nieko mokėti ir taip toliau. Ir sakau, tai tada pasimkite. Ne, bet mums reikia kažkokio. Tai sakau, tai kaip čia tada? Norit manim pasinaudoti, ne? Bet man nieko neduoti. Bet man nieko nenori duoti. Norit mano vaikus nufotografuoti, tai kodėl? Mane ir mano vaikus. Tai nusifotografuokit kokius. 3 vaikus susiraskit gatvėje ir nufotografuokit, bet jūs norit parašyti, kad Mačiulis, ne? Tai tada kažką tai darom. Ir tada visi nemato prasmės, nori pasinaudoti, tai tokių ne. Jeigu abipusė nauda, matau, kad žmogus ar kompanija ar kažkas nori pasinaudoti mano ar veidu, ar kažkuo tais, mane kažkur pasikviesti, tai žiūri, kokia atgalinė bus ta nauda ir taip toliau. Tai visą laiką turi būti abipusė ta nauda, o mumis krepšininkais pasinaudoti nori labai dažnai. Beveik 2 dešimtmečius draugė su žmona Agne skaičiuojantis Jonas šiandien džiaugiasi ne tik pasiekimais krepšinio aikštelėje ir mėgstamų darbų, bet ir dar ne šeima. 3 dukras auginantis vyras sako esąs griežtas, bet teisingas tėvas, o kalbėdamas apie santykius su žmona, tik nusijuokia ir atskleidžia sėkmingų santykių paslaptį. Pakalbėkime apie tavo šeimą. Jūs su žmona, aš bandau suskaičiuoti, kiek metų kartu. 15? Oi, kartu. Kiek čia jūs metų? Nuo 27 rugsėjo. Tai pažiūrėjau, beveik 20 metų tuoj bus, ar ne? Jo, 19. Jo, tai pradžioj pokalbio juokeisi, kad sėkmingos santuokos paslaptis, kad tu nebūni namie. Iš tikrųjų, kiek metų santuokos? 16 metai eina santuokos. Tai nežinau, iš tikrųjų, tai aš kaip galvoju, kad tas supratimas, tas palaikymas ir visas atėjo iš to, kad žmona pati buvo sportininkė. Jis supranta, ką reiškia poilsis, ką reiškia nuovargis, ką reiškia, nes pati nuo 5 metų sportavus gimnastiką, tai jinai tikrai supranta, ko reikia, kaip reikia pailsėti ir taip toliau. Aišku, iš mano pusės irgi buvo supratimas visą laiką, kad su 3 vaikais užsienį gyventi vienai yra be galo daug reikalų. Vienas vaikas suserga, susikrauni dar 2 ir važiuoja į ligoninę su visais 3. Ir tada suserga visi 3. Tai yra tų reikalų labai daug iš tikrųjų.
Tai buvo ir pagalbos, ir tada jau nežinau, čia nuo kelintų metų, nuo 13 metų ir auklė su mumis gyveno ilgą laiką, 24/7, tikrai jau net ne tai, kad auklė, jau čia taip pavadinau, taip skambiai, jau net buvo šeimos nariu jinai tapus, nes visą laiką su mumis keliaudavo visur ir kelionės, ir pramoginės kelionės, ir visą laiką būdavo. Tai būdavo pagalba didelė žmonai, kai galėdavom tada leisti laiką ir dviese, nes, žinai, su kad vaikus, viskas gerai, vaikai užmiega, kad būtų suaugęs namie, tada išeina ir į restoraną, ir pasidėti, ir pabendrauti, ir pakalbėti, ir aptarti, ir padiskutuoti, ir pasibednelinti, ir kaip pasakyti, pasiguosti viens kitam, kokie sunkumai gyvenime. Tai tas yra tikrai svarbu ir aš matau dabar, sakykime, vėlgi gal iš naujosios kartos arba tai kažkas, tai iš moters gal to, kai supratimo nėra, tai tokio palaikymo sportininkų. Aš nekalbu apie, tai yra tikrai ir rezultatai kenčia, o tada kenčia ir, sakykime, gal finansai kažkokie šeimyniniai ir taip toliau. Pas mane buvo, sakykime, jau jeigu nebūdavo klausimų uždavinėjama, jeigu aš pasakiau, kad aš noriu pailsėti, tai durys uždaromos ir aš miegu. Ir manęs tikrai nekels nei nieka, bet jeigu aš žinau, kad aš galiu sau leisti netgi gal kokias rungtynės paaukoti nelabai svarbės ir ateiti nepasiruošęs ir matau, kad pervargus, atsistoji, susirenki vaikus ir mauni į mokyklą, mauni į savaitgalį kažkur, leidi išsimiegoti, leidi pabūti ir taip toliau. Tai tas toksai abipusis supratimas ir skaitimas žmogaus, manau, tas ir padėjo šitiek metų. Esi sulaukęs žmonos priekaištų, klausyk, biškį jau pastabdyk, viena nebesusitvarkaus. Tai taip, tuo prasme, dėl to, kaip ir sakau, dėl to ir auklė atsirado, kuri gyveno 24 valandas per parą su mumis ištisai. Tai buvo tas, mūsų labai, sakau, kaip abudu buvę sportininkai, tas sutapo labai ir charakteriai, ir sutapo nuomonė, ką reiškia tas šeima, ką reiškia, kaip ta šeima turėtų, kaip sakyti, egzistuoti, kad turi būti laikas kartu, nesvarbu, tai 3 vaikai laiko tikrai atima, tai kartu laiko be auklės, kartu laiko tikrai būtume mažai praleidę, nes tikrai, vaikai serga, taip toliau, aš pastoviai išvykęs savaitėmis, tai būtų tikrai daug reikalų. Tai tas ir gelbėjo turbūt, kad tikrai priežiūros, pagalbos daug turėjom užsienyje ir tai būdavo tų, kad jau gal biškai padėk dar kažkur, bet vėlgi supratimas irgi tas buvo, kad aš būdavau galbūt ir namie, bet man čia, sakykime, kad ypač kas liečia Madrido Realą, tu esi Madride, bet tu pastoviai renginiuose. Tu pastoviai. Tada vėlgi tu supranti, kad reikia to laiko kartu, tai tu norėtum galbūt pamiegoti, bet tu eini 1-2 valandą nakties į restoraną, atsisės su žmona vyno taurę išgerti, nes jau reikia, nes žiūrėk, sakykime, buvo Atėnuose, kur vyriausia dukra sakė, aš su šitų dėdė nenoriu, kad šitas dėdė mane migdytų, kur būdavau 2-3 savaitės. Tada tave dukra dėdė vadino? Buvo vieną kartą aš taip, pala, nes būdavo taip, kad aš miegu, jinai išvažiuoja į darželį, aš išvažiuoju į treniruotę, jinai grįžta iš darželio. Ir mes ir prasilenkdavom praktiškai kokias 2-3 savaitės, ateini, pažiūri miegančią ir viskas. Ir tu kelionės ir ne, mane šitas dėdė nemigdys ir viskas, ašaros ir viskas. Tai tada jau žiūri, kad gerai, taikai, kad ten būdavo, sakykime, prasilenkimas kokią pusę valandos Atėnų kamščiuose, arba paimsi dukrą iš mokyklos ir gali treniruotę, ten gali pavėluoti 5 minutės, kas būtų nemaža bauda, bet jau aukoji tą baudą ir važiuoji vaiką iš mokyklos pasiimti, nes dėdė nenori šeimoje būti. tai būdavo, ką darysi, tai ir būdavo. Tai. Žiūrėk, tu gyveni realiai moterų karalystė, ne? Žmona, 3 dukros. Sesė, mama, uošvienė. Va. Nuskilo, ne? Labai. Klausyk, koks tu esi tėvas? Griežtas. Griežtas, bet teisingas. Kiek griežtas? Labai griežtas. Nieko negalima dukrom visą? Galima, bet su protu. Ir aš toksai esu, sakykime,
jauniausia dukra, jinai telefonu pažaidžia, ne, jai ten po to, ką nors pasakai, okei, dar čia telefoną, išmoksi bendrauti, matau, kad veikia žmogų telefonas, tai tas toksai, kaip sakau, ta profesinė liga tokia yra analizuoti, skautinti, žiūrėti, suvesti galus ir pasinaudoji telefonu per ilgai, matai, kad vaikas išėjęs, na gerai, telefonas 2-3 dienom atimtas, iPadai atimti, viskas sėdi. Tai didžiausias priešas, aišku, tėvas. Bet tada žiūri, kad su vaiku atsisėdi Uno pažaisti, kažką tai žiūri, kad vaikas visai neblogai bendrauja ir tu tam vaikui tada sakai, žiūrėk, matai, mes mokam bendrauti ir be telefonų. Okei. Tai tada jau vėl tėvas netoks ir griežtas pasidarė, netoks ir blogas, bet jo, esu tikrai griežtas, bet teisingas. Bet, tai sakau, tikrai griežtas esu, bet, kaip pasakyti, suprantu, kad yra vaikai, kad pridaro visokių nesąmonių, pats irgi vaikas buvau ir tikrai buvau vaikas ne prie širdies dėk. Ką geriausia tokio rimčiausio esi prisidirbęs? Vis tiek kažkas tokio likę, žinai, atminti, kur, čia gerai. Tai berniukai, tais laikais berniukai, tai muštynės tenais, be antakiai praskelti, galvos praskeltos po muštynių, tai čia ištisai būdavo. O tokių tai mokyklai, darželiuose langai, lempos duždavo, tai ten, ištisai, čia jau buvo kaip diena, taip lempa, praktiškai vienu metu. Kamuolį nežaisi su kamuoliu, 5 minutės pertrauka, tai ką bėgsi į lauką, tai ką tu ten žaisi, tai žaidai rūbiniai. Tai tas, tai anas, tai ką nors padegi, tai susprogdini, tai... Maždaug šitaip. Mokyklai kokią kriauklę susprogdini prieš kalėdas. Ai, ne šitaip esi pavaręs? Ne, mes esam pavarę. Tai viską būdavo, vaikam, kai pasakau, žiūrėkit, žmona pasižiūri, tai gal tu pasipasakok? Ne. Tu žinai, nenoriu. Gerai, žiūrėk, pabaigai. Atrodo, kad tau tikrai gyvenimas labai nuskilo ir sėkmės nepagailėjo, bet Jonui Mačiuliui iki pilnos laimės, ko trūksta? Ko trūksta iki pilnos laimės? Blemba, nieko. Realiai nieko, žinok. Taip pat jau gali ten prisigalvoti, ten, žinai, kokius turiu ten svajonių mašiną, ten kokią svajonių dar kažką turi, bet tai čia, žinai, materialūs dalykai, kuriuos gali vieną dieną susitaupęs nusipirkti arba nenusipirkti. Tai čia, o šiaip tai nieko netrūksta. Viską turi? Viską turiu. Sakykime, gal žmonių trūksta, kurie išėjo. O šiaip tai viskas vietoj. Svarbiausia sveikatos ir kad kuo ilgiau tie žmonės, kurie rūpi, kurie yra mylimi, kurių esu mylimas, kad būtų kuo ilgiau su manim. Ir viskas. Tai Jonai, ačiū labai tau už pokalbį. Mūsų draugai, didžiausias veterinarinių klinikų tinklas 8 Drambliai, siunčia tau taip pat linkėjimą. Ačiū labai. Tai tiek atvirų pokalbių šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, o mes pasimatysime lygiai po savaitės. Veterinarijos klinikų tinklas 8 Drambliai. Ir klientui, ir pacientui.